Sveiki, mėly Informatikas LT lankytojai, čia Žygimantas Baranauskas iš Informatikas LT ir šiandien mokinsimės WAMP. Beje, WAMP galite rasti įrašę į Google WAMP server 2.0 download ir tiesiog atsiųsti, suinstaliuodami nieko nekeičia. Tiesiog next, finish. Paleidę turėtumėte matyti jūsų taskbare štai tokį ikoną. Bent jau kažką panašaus, nes turėtų tiesiog su spenelė būti. Čia bus put online, tai spauskite put online ir jeigu išmės serverą, tai reiškia, kad kažkas blokuoja jūsų WAMP ir reikėtų tiesiog praleisti per firewallą arba išjungti Skype'ą, nes dažniausiai Skype'as blokuoja WAMP serverį. Tai kai taip atsitiks, tiesiog jūs matysite štai ką. Spaudžiame restart services ir tiesiog laukiam. Štai, pamatysime tai. Tai reiškia, kad pilnai veikia WAMP serveris. Ir jau belekas gali matyti jūsų webą. Tai einame į www direktoriją. Čia matysime savo index.php. Jį galime tiesiog ištrinti. Štai ir padarysiu. Dabar tiesiog atsidarome savo Notepad. Štai, tiesiog to ir reikia. WAMP serverį ir Notepad. Taigi, į Notepad rašome taip. PHP tagas, kuris atidaro jūsų PHP kodą. Ir štai uždarimas kodo. Tarp šitų dviejų mums reikėtų rašyti kažką. Kad išbandyti, tai tiesiog įrašysiu echo sveikas pasaulio. Štai. Spaudžiame save as. Einame į my computer disk WAMP www ir saugame kaip index.php. Štai. Turime savo index.php, eina į localhost. Ir štai matome sveikas pasaulį. Tai ačiū, kad žiūrėjote šią trumpą pamokėlę. Kitoje pamokėlėje laukite tokios pačios trumpos pamokėlės su Delphi. Vėliau pamokėlės ilgės. Taigi, dar kartą ačiū, kad žiūrėjote.